Kaip į Kupiškio miestą persikėlusiam gyventi Tukui Nykštukui sekėsi toliau, kai jis įsidarbino krovikų Kupiškyje esančioje centrinėje Maksimoje. O vieną pavasario dieną darbo metu net ir visai stipriai susipyko tas Tukas su savo bendradarbe, ten pat valytoje dirbančia savo buvusią draugę, miestietę Davatką Vida Pribeldaitę. Ir žinoma, tik vien dėl tikėjimo keliamų taisyklių. Vida labai susinervino, kai Tukas besikalbant jai nejučia prasitarė, kad iki pat savo vestuvių su žmona Dalia ilgą laiką buvo su ja turėjęs nesantuokinius seksualinius santykius. O dar labiau supyko sužinojusi, kad Tukas jau seniai yra nustojęs skaityti Bibliją. Tądien kaip tik tiekėjas su savo sunkvežimiu buvo atvežęs į jų prekybos centrą Maksimą naujų prekių, laukia reikėjo padėti tas prekes iškrauti, o čia būtent tuo pat metu Tukas ir Vida ir buvo puolę ginčytis. Matyti, kad toji giliai religinga mergina yra vis dar turinti Tukui rimtų priekaištų ne tik dėl jų buvusios draugystės, bet ir dėl dabartinio Tuko aiškaus nenoro laikytis religinių taisyklių. Kaip tu drįsai nutolti nuo Biblijos? Ji kupina išminties. Jeigu tu, Tukai, būtum toliau likęs su manim kartu ir paisęs šventų įsakymų, aš dar būčiau galėjusi tave apsaugoti nuo pomirtinių kančių už nuodėmes, o dabar esi pats kaltas, kad už savo gašlius poelgius su savo dabartinė pana po mirties liksi nubaustas, niršo Vida. Bet pačiam Tukui tokios jo buvusios draugės pamokančios kalbos nemotais, jis susinervinęs jai tik tuoj nelabai gražiai žodžiais atsikirto ir nuėjo dirbti savo darbo. 2013 m. balandis štai išsamus, ilgas ir emocingas tarp buvusių mylimųjų dabartinių miestiečių Tuko bei Vidos ginčo scenarijus Maksimos vidinėme kieme, pradedant nuo ramesnio pokalbio iki visiško Tuko pykčio pratrūkimo. Dramatiškas Tuko ir Vidos pokalbis Maksimos kieme. Aplinka – Maksimos vidinis kiemas. Prie rampos stovi atidarytas tiekėjo sunkvežimis, pilnas prekių dėžių. Kitas darbininkas vežimėlių krauna prekes. Vida stovi su valymo įrankiais rankose, o Tukas su darbiniais kroviko drabužiais, ant kurių iš tolo šviečia prilipdytas žodis Maksima, pasiruošęs kilnoti dėžes. Pokalbis prasideda pusbalsiu, bet greitai perauga į rėkimą. Vida stebėdama, kaip Tukas ima dėžes, giliai atsidūsta, žiūriu į tave, Tukai, ir vėl man širdis skauda. Persikėliai čia į Kupiškį, tapai irgi miestiečių vyrų, galvojai, kad naują gyvenimą pradėsi? Nuo sąžinės nepabėgsi. Kaip tavo santuoka su Dalia? Ar bent bažnyčioje susituokėte, ar tik parašus susidėjote kaip pagonys? Tukas nekantriai numoja ranką, Vida, baigtų vieną kartą. Ko čia vėl trūkumų kitur ieškoti prikibai? Normaliai mes gyvenam. Dalia, nuostabi žmona. Iki vestuvių jau ilgą laiką kartu gyvenom, pažinom vienas kitą, turėjom normalius nesantuokinius seksualinius santykius kaip visi šiuolaikiniai žmonės. Ir nieko čia tokio. Darėm tai kaip ir dauguma šiuolaikinių porų, kad paprastai taip daro. Vida pašoka išgirdusi, akis įsiplečia iš baimės ir pasišlykštėjimo, ką tu pasakei? Nesantuokinius santykius? Ilgą laiką? Viešpatie, pasigailėk jo nuodėmingos sielos. Tai tu baisioje klystkelėje ir gašlume skendai dar prieš prisiimdamas į žadus. Kaip tu gali taip ramiai apie tai kalbėti? Ar tu bent supranti, ką darai? Tu bent atsiverti šventąjį raštą vakarais, kad savo purvą nusiplautum emociškai? Tukas pasišaipydamas, kokius dar purvus tu čia man mini, darbas čia krovikų nors ir fiziškai sunkus, bet visai švarus, nieko labai pernelyg per darbo dieną, aš darbe neįsipurvinu. Ir kad tu žinotum, aš tą tavo Bibliją jau 100 metų rankose nelaikiau ir nebematau jokio reikalo skaityti. Yra įdomesnių užsiėmimų gyvenime. Ir įdomesnių tekstų kaip antai žurnalas 4 ratai. Vida veidas perkreipiamas pykčio, ji pakelia rodomąjį pirštą ir pradeda rėkti per visą kiemą. Nu ne, aš daugiau jau negaliu mašinos mat jam tik tai vien galvoje 4 ratai jam te rūpi tik. Nulis dvasingumo. Aš savo gyvenime vadovaujuosi vien tik Biblija. Man jį kelrodė žvaigždė. Aš be jos nė dienos nepraleidžiu. Kaip tu drįsai nutolti nuo Biblijos? Ji kupina išminties.
Jeigu tu tukai būtum toliau likęs su manim kartu ir paisęs šventų įsakymų, aš dar būčiau galėjusi tave apsaugoti nuo pomirtinių kančių už nuodėmes, o dabar esi pats kaltas, kad už savo gašlius poelgius su savo dabartinė pana po mirties liksi nubaustas. Degsi pragaro liepsnose už nuodėmingą gyvenimą, tukai. Tukas veidas parausta, gyslos ant kaklo iššoka, jis sviedžia prekių dėžę atgal į sunkvežimį ir pratrūksta piktai, rėkdamas tiesiai vidai į veidą, keista tu. Tai ir ženykis su savo ta Biblija, jei ji tau tokia brangi. Neprimetinėk savų taisyklių. Užsikišk tu su savo pamokslais, davatka tu nelaiminga. Tau smegenis visiškai tie kunigai praplovė. Kas tu tokia, kad mane teistumei ir mano žmoną judintumei? Mes su žmona gyvename tik savąjį, o ne tavąjį gyvenimą. Kaip tu išvis dar tai pamiršai? Žiūrėk savo grindų ir savo švento gyvenimo, o nuo mano šeimos atstok. Eik tu po velnių su savo bažnyčiom, pribeldų dukra. Tukas nusisuka spjauna ant žemės, pagriebia prekių vežimėlį ir įniršęs nueina gilyn į sandėlį, palikdamas Vidą stovėti išsižiojusią iš pykčio. Šioje vietoje jų ginčas kol kas ir nutrūko.